Labą dieną. Šiandien yra spalio 16 diena. Gražus saulėtas oras. Vėjas nestiprus. Tikiuosi netraška, nes neuždėjau tos apsaugėlės nuo vėjo. Kadangi toks gražus oras išpuolė, nusprendžiau su jumis pasidalinti savo žieminių kviečių pasėlio vaizdais. Štai kaip atrodo čia žieminiai kviečiai. Sėjos data yra rugpjūčio 20 ar 7 ar 8 diena. Sėjos norma 105 kg į hektarą. Ir tai yra apie 1,7 milijono daigių sėklų. Tarpuilis yra 25 cm. Ir štai kaip jie atrodo. Tankumas tikrai labai geras, jau kviečiai pasiekia krūmijimosi fazę. Nu, jie dabar krūmijasi, yra pageltimų vietomis, galbūt trūksta kažkokių tų maisto medžiagų. Čia jokios trąšos nėra naudotos, tik tai sėklos yra apveltas su biologiniais priedais. Krūmijimasis yra tikrai labai geras. Ir čia, kiek čia turi tų stiebų, jau sunku ir suskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iš vieno. Tai va, kadangi sėja buvo labai ankstyva, specialiai sėjau kuo anksčiau, stengiausi, nes nautilę reikia viską daryti anksčiau. Sėti anksčiau, rudenį. Pavasarį yra biškai kitaip. Tai va. Čia prieštelis yra kaip ir žaliasis pūdymas. Čia pavasarį sėjau ridikus. Bet ridikai beveik nesudygo, nes buvo labai sausa ir šalmas. Tai vėliau birželio mėnesį tiesiog užsėjau mišinį ant viršaus ir nes mačiau, kad tų ridikų nieko nebus. Ir paskiau prieš kviečių sėją nupurškiau glifosatą ir pasėjau. Ir daugiau niekas nedaryta, tai va vietom tokiais rožais yra nemažai ridikų, nes jų irgi dalis kaip ir sužėlės, užaugo, primezgė sėklų ir prisibarstė ir pridygo po sėjos kviečių. Tai va. Bet jie iššals, kviečiam čia didelių trukdžių nesukelia. Kiek matau, gal kažkiek trukdo ten, sakykime, krūmijimus, šviesos kažkiek, kad ten pasimatys čia pavasarį, ar čia blogai, ar čia gerai. Galėsim palyginti vietas, kur nebuvo tų ridikų, kur jų yra. Dar verta paminėti, kad čia pernai buvo liucerna ir buvo nušukuota sėklai rugsėjo pabaigoje. Ir paskui pasėjau iš karto žieminius miežius. Bet pavasarį aš nusprendžiau juos tiesiog naikinti ir sėti ridikus. Nes mačiau, kad nieko labai gero nebus. Nes miežiam per vėlyvą sėją ir buvo sąlygos netinkamas. Tai buvo toks priimtas sprendimas. Ir va, dabar pagaliau turim puikų žieminių kviečių pasėlį. Tai jo, manau, tikrai nenaikinsim. Čia nebent iššaltų ar iššustų. Tikimybė tam yra
visada yra. Ką, gal vertėtų išsikasti kokį pundelį, pažiūrėti, kas čia dedasi dirvoje. Licernas greičiausiai šaknis traška. Dirvo struktūra graži, va kiek sliekų gražuolių. Iškart vizualiai matosi, kad žemė struktūringa, va kiek gumulėlių. O, iš karto visą lizdą, nežinau ar matosi, bet čia yra šliužų kiaušiniai, skaidrus. Gerai, tegul būna, gal ateis jų valgyti. Vienas šliužas liktis padeda, gali padėti iki 400 va tokių kiaušinėlių. Tai va, jie dauginasi labai greitai, bet gal ir valgytojų atsiras. O gal jų ir yra. Tai va, kaip atrodo tie kviečiai. Velniškai geras išsikrūmėjimas. Dirvos gumulas visas va neina nupurtyti. Aplipę žemės. Šaknis siurbia tiesiog. O, Jezu. Neina nupurtyti. Reiškia, biologinis aktyvumas tikrai geras. Šaknis neplikos. Nesimato net tų baltų, va tik tiek, kiek nusiplėšė. Visas šaknelės aplipusias. Stipriai siurbia. Nėra čia kuo daugiau draskytis. Pasodinkime atgal. Šiaip vakar lyjo labai protarpiais ir visą savaitgalį. Todėl dirva gan tokia šlapoka. Nusivalykim čia. Ką jūs manote apie tokius kviečius? Pasidalinkite mintimis. O aš pasidalinsiu vaizdais iš laukų ir rezultatais, kokius gausiu. Pasakysiu, ką naudojau, ką dariau. Vietam yra va tokių praretėjimų. Čia kur buvo gal daugiau šiaudų ar kažkas tokio ir įsisuko peliukai. Įsisuko rupūžukai ir sugraužė truputį. Nu, bet nieko tokio. Ai, dar ką čia padariau, taigi po sėjos su mulčeriu nusmulkinau pabandymui, bet kad buvo, irgi buvo kaip tik po sėjos palyja ir biškį negerai gavosi, čia suminiau, tas dirvos paviršius taip vėlėsi, nebuvo labai sveika procedūra, nu bet eksperimento dėliai padariau. Nusmulkinau, kad atidengti labiau suteikti šviesos tiem jau bedygstantiem kviečiams. Nu, dabar nulėksiu palyginimui pažiūrėti kviečių lauką, kuris buvo sėtas paskutinis. Buvo filmukas iš to lauko. O, bet reikia prisiminti, kokią dieną buvo sėta. Nu, gal prisiminsiu ir parašysiu. Na va, atvykau į paskutinę sėjos kviečių lauką. Kviečiai čia sėti yra į dobilieną. Dobilai buvo nušukuoti sėklai. Daugiau sėjau, filmavau, kai sėjau. Rodžiau jums. Ir dar po sėjos buvo tarkuotas mulčeriu.
tą visą masę. Tai įdomu, kas čia gausis. Kol kas atrodo labai neblogai. Oi, dar dobilai buvo nupurkšti su glifosatu prieš sėją apie 2 savaitės. Bet, kaip matom, tie dobilai yra gyvi dar. Nu, ir kviečiukai. Vietom pilnos eilutės, vietom biškė tokie. Yra patuščių vietų. Dėl kažkokių tai priežasčių. Galbūt pakibo sėklytės ant šiaudų, ar kažkas suvalgė juos, o dar jie čia neišlindė. Buvo sausa labai. Ir šitas laukas šiemet to lietaus negavo labai, tai buvo tie dobilai suvargę. Tai dirvožemio pagerėjimas tikrai čia nevyko per vasarą. Dabar va kaip palėjo rudenį, tai suaktyvėja sliekai. Ir matau, kad jau tos grūdėtos varškės ant paviršiaus atsirado. O taip tai nebuvo ir ta. Pažiūrėkim, kokia ta dirvos struktūra ir kviečių išsikrūmimo lygis. Tiksliau ne išsikrūmimo, bet jie dar tik pradeda krūmytis, o sliekų iš karto yra. Ir struktūra visai nebuvo iš tikrųjų. Ir palijo visas biologinis aktyvumas padidėjo. Manau, dėl to viskas pagerėjo, nes kiek anksčiau kasiojau, tai nepatiko man ta dirva, bet tai reiškia trūko tik vandens. Nu, pažiūrėkime kviečių. O, kaip jau jie čia išsišaknyja. Daug šaknelių, aplipusias jos žemėmis, neina net nupurtyti. Ir sliekų, 1, 2, 3, 5. Tarp šaknų jie raitasi. Ar jie tą cukrų čiulpia iš šaknų, ar valgo tą negyvą organinę medžiagą. Šakneles kokias tai. Tikrai maloniai nustebino mane dabar šitas kuokštas. Taip, šitas augalas dar nesikrūmė, bet jau 3 lapeliai ir krūmysis tikrai toj. Va čia jau sustorėjimas, matau, yra augliukas. Čia augliukas. Krūmėjimosi pradžia dabar yra. Labai gerai, šiandien spalio 16, tai dar jie tikrai išsikrūmys ir sustiprės, manyčiau, prieš žiemą. Sėjos norma čia yra jau kilogramais, lygtis 165 kilogramai, jeigu gerai pamenu. Pasitaisė vaizdas, kai lietučio gavo. Pasitaisė. Tai va, tokia situacija su žiemkenčiais. Jie ruošiasi žiemai. Mes visada pasiruošę tai žiemai. Pasiruošę miegoti. Nu, dobilas dar čia šakojasi stipriai. Aišku, tie dobilai yra turbūt, kaip čia pasakyti, stipresni. Jų šaknynas galingesnis. Aišku, gavę glifosato yra prislopinti. Kviečiai įkibti laiko turėjo.
Bet dobilas irgi yra agresyvus. Smulkių jaunų dobiliukų pridygė. Matysim, čia įtariu, kad pavasarį teks gan anksti panaudoti herbicidą, kad atlaisvinti kviečiam augimą. Mažiaučiai kokie gražuoliai. Tolygumas gan geras, tikrai sakyčiau. Eilutės didžioji dalyje užpildytas gerai. Svarbu dabar išsikrumytų. Dar pavasarį galės krumytis kažkiek. Turėtų būti jau nebe 3-4 tonas derlius, o gal vėl grįžime į 6 ar net 7 tonas. Aišku, to azoto daug neduosi, tai gal tų 7 ir nepasieksim. Bet įmanoma. Matysim pagal situaciją. Gal padarysime eksperimentų su trąšų normom. Pavasarį dar laiko pusę metų yra. Tai laukai, kurie turi potencialą, manau, reikės patręšti, gal daugiau. Pabandysim visai. Nu ką, tam kartui tiek. Parodžiau žiemkenčius. Vėliau parodysiu dar daugiau dalykėlių. Tai yra nufilmavęs, kaip šukavau dobilus tos. Su šukotuvė, kai vyko derliaus nuėmimas. Daugiau yra kaip ir žaliai pūdimai, kaip atrodė. Įspūdingų buvo tikrai momentų. Tai va. Ačiū, kad žiūrite. Prenumeruokite.